Egzistencinės baimės. Viešpats yra mano gynytojas, aš nestokosiu. Psalmių knyga, 23 skyrius, 1 eilutė. Daug žmonių kenčia nuo egzistencinių baimių. Šiandien viską jie turi užtektinai, bet kaip bus rytoj? Šiandien yra pakankama maisto, drabužių, pinigų, bet rytoj. Mumise slypi nemažai neužtikrintumo. Ar mes vis dar rytoj turėsime darbą ir pajamų? Ar bus pensija? Ar išsilaikys santuoka? Kas bus su vaikais? Automobilyje girdisi keisti garsai. Ar jis galutinai suges? Šios baimės ir nerimas gali mus persekioti visą gyvenimą, net jei mes turime patį saugiausią darbą. Gal kažkas tokio atsitiks? Nueiname pas gydytoją, kuris neranda mumise jokios ligos. Mes toj galvojame, gal jis ne viską matė, arba toj mane pakirs sunki liga. Net per atostogas mes negalime atsipalaiduoti, pastoviai galvojame, ar užsukome dujos, o gal šaldytuvas sugedo, arba. Šie nuogąstavimai sunkina mums gyvenimą. Jėzus nori, kad mūsų gyvenimas būtų šviesus, kad mes lengvai bėgtumėm per gyvenimą. Jis nori paimti mūsų jungą ir jį sunaikinti. Kartais mes jam atiduodame savo rūpesčius. Tada mes tikrai jaučiamės lengvai, be spaudimo. Bet po 5 minučių vėl grįžtame prie savo ligos. Rimtai gal geriau padarykime tai. Jėzau, aš atiduodu tau visus savo rūpesčius, susijusius su mano gyvenimu ir mano šeima. Aš darysiu viską, ką sugebu geriausiai ir pasitikiu, kad tu laiminsi ir viską stebėsi. Aš nebenoriu nerimauti ir turėti įvairių baimių. Ne, niekada. O jeigu aš vėl užmiršiu, suteik man nedidelį šoką, kad priminčiau. Tik turint daug kantrybės ir valios, mes tai pasieksime. Jėzus yra kantrus mokytojas ir kartu su juo mes to mokysimės. Jėzus yra geras ganytojas, kuris ištikimai rūpinasi savo avinėlėmis. Jis mielai duoda, bet jam surištos rankos, jei mes visko rūpinamės patys. Dėkoju Jėzų, tu mane gerai pažįsti. Tu pažįsti visus mano rūpesčius ir būgštavimus. Bet vis tiek tu nori manimi rūpintis. Taip viešpatie, taip turi būti. Aš atiduodu tau savo rūpesčius, o tu manimi rūpinsies. Tada aš nebeturėsiu jokių nereikalingų naštų, kurias aš turiu su savimi tampyti. Tada aš galiu laisvai mėgautis gyvenimu. Kaip gerai, kad tu laikysi savo žodžių. Viešpats yra mano ganytojas, aš nestokosiu. Amen.